Vaikas auk. Ne. Šiaip tai manęs čia kaip ir nereiktų. Reiktų. Nu, dėl kvapo nebent. Kas mane perina? Kam įdomu čia? Ką pjauna? Tai jau čia nieko. Nieko. O dabar galime ir pasisveikinti. Sveiki sugrįžę, kurį laiką nesimatėme. Niekur nedingome, statome toliau, tik šiek tiek trūksta laiko video montavimui. O dabar pažiūrėkime, kur baigėme praėjusį kartą. Rinkome ir kėlėme sienas. Technika, taip, naudosim nugarą. Kadangi išvaržų dar neturime, esame jauni, bandysim kelti. Beveik! Abu labai džiaugiamės pasiektų rezultatu. Rezultatas buvo toks. Statome toliau. Labas rytas. Labas. Šiandien yra labai atsakinga diena. Su Ramūnu kovojom dėl 1 milimetrą pastoviai. Tai dabar žiūrėsim, kiek ta kova dėl to milimetrą mums padarė gerą. Tai nieko nepadarė. Kuo tiksliau, tuo geriau. Taip. Tai viskas kaip ir gerai atrodo, nu tik dabar reikia eiti žiūrėti, kaip ten viršai, strižai nesusikaudyti. Ir pradėsim stogo konstrukciją. Čia šitoj vietoj aš neįsivaizduoju, kaip reikės daryti. Lengva. Ramūnai darai? Suveržiu prieš suveržiant su varžtais. Jo, suveržiam, pataisim strižaines gaudyti kažkokiu būdu. Ir žiūrėsim. Na ką, tiesos akimirka. 7-2-6 lygiai. Žinai, kas trukdo? Kas? Fotai. Aha. Tai... No? Ne, tai jeigu trukdo... Palauk. Bleka! Kažkas tur nulipdavo. Aš. Tas pats gaunu. Tas pats? Jo. Jej! O dabar laikas, kadangi turim tą puikią nuostabią įstrižainę, laikas susisukti. Kiek iki šio momento esam susukę varžtą? Man atrodo, dėžutė yra po 200 ir jau 3 dėžutės išnaudojam pilnumoj. Tai namelis audros nelabai ir bijos. Nepajudins. Ne, iš vis iš vietos neįkrus. Čia po vinį. Ir po 3 varžtus. Ant kampų. Ant kampų jo. Čia... Per vidurį neveržiam. Kodėl per vidurį? Nu? Tokia technologija. O vinis kaliau netiesiai, o į šoną. Labai gerai. Nežinau kodėl, bet... Jis sakė, ne, taip geriau. Žiūrėk, ne. Opa. Eina, mana siena. Ramūnas, Cirque du Soleil akrobatas. Mačiau, kaip Indijoje taip daro. Indijoje? Taip. Galvos. Ai, aš tokių ir gyvai esu mačiusi, kaip neša kažką ant galvos, bet ne tokia ilgia gal. Taip? Aš gal tau prikėliu? Bus nebeįdomu. Gerai atrodai, žinok.
Nu, tavęs darbas sauga tikrai nepagirtų. Miau, 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 miau. Triukus atlieku profesionaliai. Nebandykite to pakartoti namuose. And another one. Piau, 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 piau. Ar Ramūnui pavyks? Ar įtilps? Ar jo žmona gerai išpjovė? Tobula, ne? Na, tikiuosi, paskutinis pjūvis 12 laipsnių. Nežinau, ar minėjau, bet visą namelį Monika supjovė su šitom staklėm. Nu, nemeluo. Aš naudojau tik rankinį. Bet tikrai. Nu gerai, su tuo tai jo, bet šiaip, nu ne vien tuo reikia pjauti. Aš kalbu tik apie tas staklės, kad čia tik Monika naudoja. Todėl, jeigu norėsite įsigyti, naudojasi tik moteris. Tikrai sumažinom būna. Moterišką nupirkau staklę. Ir ne dėl to, kad man neįdomu. Tiesiog duodu pasireikšti, o labai gerai sekasi. Duodu pasireikšti! Ir labai gerai sekasi. Duodu pasireikšti! What did he say? Tu ką tik sumenkinai mano autoritetą? Taip? Gerai. Trinam. Ne, tikrai įdėsiu šitą. Ne. O jeigu būtų vyrs, tai jau sakytum, dalinomės darbą per pusę. O dabar daviau pasireikšti. Emotional damage! Ir labai puikiai pavyko. What? Na, atsijėmsi tu šiandien. Taip, jausam. Aš juokauju, myliu, taip vis tik myliu. Myliu. Davau tau pjauti. Aš tau duosiu su skalbenkė pasireikšti. Galėsi visą mėnesį skalbti. Sudažyčiau drabužius ir baigtis. Bet aš tau duosiu pasireikšti. Suspindėjai šitame darbe. Ir aš pagalvojau, kam taisyt, kas nesugedė. Viską matavau, viską pjoviau. Įdedam, pasireikštis, va. Leidau natuoti. Bum, toksai. Ištrinsiu grįžęs namo tą. Ne, ištrinsi, nei tu nežinus, nei kur ieškoti, nei kur aš padėjau. Nu gerai, mano meilė tu. Nepyksta aš ant tavęs. Bet tu man kartą taip pasakys. Nu, bet jei bus nupjauta. Pats kalts. Aš tai ką tik pagyriau. Puikiai. Šnekėk. Puikiai. Šiandien ką padarėm? Dienos darbų apžvalga. Ką padarėm, Ramūnai? Susisukom kampus. Susivaržėm. Gerai, bet prieš tai išsimatavom įstrižainę. Jeigu ir yra paklaida, tai tik labai mažai kelių milimetrų, net 5 nesiek. Nes šiaip matavom, viskas buvo puikiai tobula, idealu. Nebent bevaržant, bet ne, buvo suveržta čia šonai, nieks negalėjo pabėgti. Ką dar padarėm? Nu tai va, antrą žiedą užsidėjom ir viskas. Jau rytoj tai tikrai darysim gėginės. Šiandien dar pasimokysim. Tai viskas. Mylim, bučiuojam. Nepykit. Ir nesipykit. Tai labą dieną. 6 diena, kai statom. Ką pasidarėm? Stalažą susikalėm. O ką dar pasidarėm? Jo.
Nelabai ką. Ką čia darai, Ramūnai? Gydaus koją. Ramūnas turi didelę žaizdą. Taip. Čia ir negali užsidėti jokių batų, nei tapkių. Nes nutrina ir nuspaudžia. Jo, ir po to nusilupa žaizda, tai sugalvoja senus batus tiesiog magaiveriškai padaryti. Išsipjauti. Žodžiu, Ramūnas savo koją čia kankinasi jau visas dienas, kiek dirbam. Ir šiandien rado sprendimą. Su šliūbiniais batais dirbsi. Man skauda žiūrėti, kaip tau skauda. Tai su gegnėm yra taip, kad vakar vieną pabandėm išsipjauti, tai tam pačią paskutinę pavyko puikiai ir su Ramūnu svarstėm, kaip čia geriau optimizavus, suefektyvinus mūsų darbą. Tai Ramūnas sakė, kad manęs čia prie gegnių nereikia jam. Nebent, kad atstumą pamatuoti, bet sušokinėsiu. O tu tuo tarpu gali nutepti Jo, o aš tuo tarpu eisiu su antiseptiku, su impregnantu, nutepinėsiu medieną. Ar gražus mano bateliai? Nu, žinok, į kaimą pats tas. Koinikės kaubojiškas su kaktusai. Nu, stiliaus ikona. Judam. Jo, tai judam, tai aš tada einu į vidų ir palieku žmonių su tavim. Na kągi, draugai, bičiuliai, artimieji. Pradėjau atsižymėti, ką man reikia išsipjauti. Štai tokį interpuką. Atsimetavau pjūklą truputį kampu, 12 laipsnių. Pradėjau įsipjaudinėti šitą dalį. Čia atsižymėta. Bei viršui. Lygiai tokiu pat kampu pjausim. Aš pjaunu, tada teks šitą labai tiksliai išsipjauti. Lenta 6 metrų gegnė ir iš abiejų pusių bus išlindusi po 95 cm. O paskui, kiek norėsim, tiek ir trumpinsim. Maždaug kaip ir pirma. Taip ir atrodys visas. Kada kugelis atvažiuoja? Prieš kokį 20 minučių ir aš už pusę valandos. Taip, pakeliai. Jo. Nu, dar reikia inspektorius supakuoti, sakyti. Dažnai inspektorius be žoliapjovės, be traktoriaus į kaimą nevažiuoja. Gerai. Vis tiek. Baigiu ryšį. Tai laikas bėga nenumaldomai. Ačiū mus pamaitinusiai geradariai. Labai skaniai pavalgėm ir toliau kibom į darbus, tai čia viskas yra kaip ir paruošta. Dabar einu pas Ramūną. Žiūrėsim, kaip jiems tom gegnėm sekasi. Gerai, užmetu aš. Ne, tai tu nemesk. Darysim tai atskirai. Bet paskui tau sunku bus vienai užmesti. Ne, tu manęs. Monika, sunku. Vai, praslydau. Paversi tą šunilę. Čia man pačių ruožą įrengs. Tokių šiupėliai. Narsuoliai. Oi, kuprą gavau. Tai labą dieną. Sugrįžtam, dėsim gegnės. Tiesos akimirka. Moment of truth. Ne visas dar mums išsipjovė, nes baterija išsikrovė, ne? Visas 3. Visas 3 išsikrovė. Košmaras.
Einam. Super. Ir judam į priekį. Eik, taip, tu vaikeli. Pas manęs irgi tobulai. Tai tada net. Tobulai. Tobulai? Tobulai. Ta prasme. Tobulumą viršūnį. Prisižiūrėjom tikrų remonto meistrų, Kopijuojam. statybininkų. Nu, dedam. Jo. Verčiam? Tas patikrink. Nepajudinai? Pajudinau, bet pastačiau į vietą. Gerai. Nu ir viskas. Oi, sveikatėlė. Ačiū. Oi. Per daug agresyviai pasielgiau. Ir čia yra mūsų paskutinioji vidurinė. Taip. Čia lieka 79 centimetrai. 80 beveik. Beveik 80. Tai čia jau to intarpą nebegalim dėti. Ne. Tiesiog turim individualiai. Svarbiausia, užsidėjom, yra viskas supjauta. Šiaip tik gražiai. Nu, tikrai negaliu sakyti, Ramūnas padirbėjo nuo širdžiai. Taip iš toliau atrodo. Tai kaip tarėm, tai taip ir padarėm. Labą dieną. Labą dieną. Ramūnas atvažiavo iš ryto, susuko mūsų gegnes. Tai visur yra po 50. Išskyrus čia. Taip. Čia yra 2. stogo vidurys ir Jo, čia bus mūsų stogo vidurys ir čia dėjom 2. Kodėl dėjom 2? Nežinau, gal galėjom ir po didesnį atstumą dėti, vis tiek tas toks nebus sunkus, bet nu, jeigu jau statyti, tai statyti, ne? Amžinai. Eik tu labai gražiai. Nu, aš čia prie šito darbo praktiškai nieko neprisidėjau. Nuostabu, Ramūnai. Tu esi auksinių rankų žmogus. Dar ką pamiršau pasakyti, šiandien yra 7 statybų diena. Kai turėtumėm pabaigti stogą. jeigu šiandien pabaigsim stogą, nu taip pat vėluojam vieną dieną palei mumis. Buvo moralė pakritusi porą dienų. Tai dabar prispjovim intarpėlių bent kelis, nes su baterijom labai vargstam. Paprašėm, kad atvežtų dar vieną pakrovėją, nes nespėjom pjauti, kiek mums čia reikia krauti, nepjauti. Tai dabar, Ramūnai, ką tu nori, kad aš daryčiau? Tu esi pjūklininkė, staklininkė. Ai, tai jeigu kažką reikės, ne, paremontuoti. Paduosim. Kadangi nelabai saugu, gal ir nefilmuoti. Wow. Turime pirmą intarpėlį. Didžiausias aukštis, kuriam esu dirbęs. 220 metrų, ne? Gerai. Ar 200 šiam, kiek ten buvo, neatsimenu dabar. Tai čia dar turi pasitikėti savo statybą, žinai. Tai sava. O ten turi pasitikėti kitą. Aš tai nebūčiau lipusi. Nieks nebūt privertęs. Tai truputį nufilmuoju. Sudėjo Ramūnas visas šitas pertvarėlės į viršų. Nelabai gal matos, bet šitoj pusėj pertvarėlės yra gražiai sudėtas. Dar buvo atvažiavęs pas mūsų asmeninis mūsų patikrintojas.
tas mažasis architektas aprūvina viską, ką mes čia darom. Dabar žiūrim, koks bus išsikišimas ir kiek čia reikia mums dabar pjauti. Na ką, susipjaunam tuos visus, kiek mums ten vienetų 14 reikia. Jo, 14 vienetų po 1,43 m. Žodžiu, kol kas su stogu kaip mums sekasi. Gerai, bet šiandien nedaug padarėm. Jo, bet dar vis tiek dirbsim, kažką įsidėsim. Tai 7 diena, o sakėm per 7, ane, ir pastatysim. Tai reikės ir 8. Apžvelkime šiandienos darbus ir rytojaus planus. Šiandien sekė visai blogai. Kaip ir vakar. Greitis mūsų nedraugas. Susipykom. Tai nusprendėm šiandien pasidaryti tų intarpų, kurių mums reikės. Šūnus. Tuoj pratęsim darbus. Manau, atvažiuosiu su Aušra. Kas tau Aušra? Kalbėk. Dabar jau prisipažink, kokias čia Aušras vežiojas. Ate. Aš ir sakau, ate, sustiksim ryt. Labas rytas iš mūsų dirbtuvių. Šiandien nusipirkau naują diską. Anas truputį buvo čipęs. Naujas 2 baterijas. Tai susidėjom su Ramūnu tarpelius. O dabar Ramūnas jau čia, kaip sakant, matuoja, deda, nežinau kaip jie vadinsis, bet, išsikišimai tie. Sekas vis dar gerai. Statau, pagaliau pagavau, kaip čia daryti, kaip įleisti, kaip supjauti. Štai taip gaunasi. Visai neblogai. Darau iš likučių bananų, nes buvo sukta lenta. Vis tiek jos susinaudoja. Likučių daug neturime. Ten. Dar galiu parodyti. Šitas įsileidžia mažai daugiau. Bei čia jau iki 2,5 cm. Viršui dar truputį daugiau bus. O tu išsimatavai čia, pasižiūrėjai, ar mano skaičiavimai nesklydo? Nejaučiu. Monikuite, tu niekada neklysti. Kaip tai neklysti? Kada? Visada. Ne. Visada, aš nesąmonį paskaičiuoju. Išmokau labai greit vaikščioti. Stalažai už manęs. Jų nesimato dabar. Man patinka, kaip čia gavosi. Kaip šiandien pasidarbavome? Kada įdėsi intarpus čia? Kada video įdėsi? Kada bus video? Ar rytoj bus? Nemanau. Na gerai. Aš tau mesiu kamerą. Jeigu tu pagauni, ji neskils. Dam! Nu viskas, leiskis Karlsonai nuo sto. Sakyk, ate. Ate. Labas rytas. Atvežė mane ir paleido. Esu be mašinas vienas, bet taip ir planavome. Šiandieną bandysiu ir jau privalėčiau padaryti. Užsidaryti šitą sieną su intarpėliais,
tada atrodytų kaip ir nuo čia. Reikia įsidėti intarpėlius toje sienoje bei pratęsti 4 tuos kampus galus. Ir tada beliks nusimušti liniją ir nusipjauti lygiai, kai užsidėtų kakta. Laikas visai mano nedraugas, vėluoja projektas, bet kaip ir pas visų, lipsiu ropščios ant stogo. Eisiu daryti, norėčiau nustebinti Moniką, kol grįš. Visai gerai sekasi. Radau klaidelę. Truputį nusiminiau. Galiu parodyti. Čia turėtų būti 7 vienetai. Turim 6. 7 įdėsiu dabar. Bet šoninis 1 ir 2 viršutinis bus teisingai įdėti. Bet šitie turėtų būti išcentruoti. O dabar gausis 2 labai arti. Ir šitie yra ką 63 cm. Tai čia ir būtų klaidelė. Turėtų būti tie vienodą atstumą. Nebesigaus simetriškai taip gražiai. Tai dar vis galvoju, ar jį ištaisyti, ar palikti taip, kaip yra jau. Ištaisomai visus intarpus reikėtų prisipjauti ir šituos keisti. Dar vis nenusprendžiau. Ko gero pakeisiu. Gerai. Tai kun čia veikiam? Nu tai būnam. Esu nužymėjęs čia šiam 4 cm. Ir nusimušam šniūrą ir žiūrim, jeigu sutampa, tada pjaunu. Gerai. Tai vienoje vietoje nestampa. Čia sutampa, nepamiršau pasakyti. Čia beveik sutampa, ten nestampa, toliau negu matau. Aha. Padok varganą tą metrą. Sulaužiam abu metrus. Masytą Jeigu nuosi niešti, ką reiškia? Nieko gausiu nuosi. Tai kaip čia? Čia ne šiam 4 rodo, parodyk čia kiek rodo. Ne, šiam 4,5. Tai šit ir šit svarbu, ką būtų. Blama, koks čia gyvatinis, neimsis tvarkyti. Vargšai net metrą negal nusipirkti.
Nu čia praktiškai idealiai būtų. O kaip ta viršutinė? Šiam 4 ir gerai. Nupjoviau. 64 centimetrus. Ir nupjau abi pusės. Randa vaizdas. Senai jau nedariu šitą darbą. Viską dabar praktiškai Ramūnas dirba. Keletą dienų. O padėsi man nusimušti? Jo, bet... Atstumą. Tuoj va, įveržiu. Gerai. Ramūnai, čia darei. Daveršiu paskutinis varžtukus. Tai ką pasidarėm? Nu prašau, kaip gerai. Čia yra 64 centimetrai. Taip pat čia 64 centimetrai ir anoje pusėje 64. Su Monika tarėmės, galvojom, kaip čia padaryti priekį. Jis sako 64 irgi. Bet aš pagalvojau, čia monologas mano buvo, kad 64 gal truputį per mažai. Kadangi jau turiu čia 95 centimetrus. Tai galvoju, palikčiau lygiai 80. Tai aš jau nusižymėjau 80. Dar Monika to nežino. Jeigu ką, patrumpinti visada sugebėsim. Bet pailginti jau nebeišeitų. Tai dabar nupjausiu 80. Šiandienos darbą baigiu. Rytoj tuos 3 likusius nusipjaunu ir uždėsiu kaktą. O dabar apsitvarkau savo bardakėlį, susidedu įrankius, keliauju namo. Susitinkam rytoj iš ryto. Labas rytas, draugai. Nusipjovau gegnių galus. Užsidėjau 2 tokias pat lentas kaip gegnios. Viską padariau vienas, ekstremaliai. Tie pagaliukai man prilaiko, kad nenukristų. Tai dabar prisiveršiu ir supjausiu, kad nebūtų tarpo. Taip pabaigė Ramūnas viską su stogu. Baigėme dar vieną mūsų namelio konstrukcinę dalį. Ties to pabaigime ir video. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime. Iki.